Sveiki, kviečiu praleisti pusvalandį su laida Kultūra Plius. Šiandien jūsų dėmesiui dar viena Klaipėdos miesto istorija ir nepaprasta asmenybė. Laidoje susitiksime su scenografe dailininkė Sofija Kanaverskytė, kuriai karjeros pradžioje teko dirbti su garsiuoju režisieriumi Juozu Miltiniu. Pastačiusi kone 80 scenografijų ir beveik 20 metų kūrusi dekoracijas Jūros šventės eisenai, ji ilgą laiką dėstė Klaipėdos universiteto studentams ir rengė savo personalinės parodas. Apie gyvenimą Klaipėdoje ir kūrybą šiandien ir kalbame su Sofija Kanaverskytė. Sofija Kanaverskytė gimė ir augo visai netoli Panevėžio esančiame Perekšlių kaime. Tuomet Sofija sako apie kūrybą net negalvojusi ir tik vėliau besimokant Panevėžyje ypatingai pradėjo sektis piešimas, kurį įdėstė tapytojas Kazimieras Naruševičius. Tačiau iš karto meno ir kūrybos link jį nepasuko, o baigusi pedagoginę mokyklą išvyko dirbti mokytoja į vieną bažnytkaimį. Aš mokytojaudama su vaikais darydavau spektaklius, dekoracijas, piešdavau. Žodžiu, aš pradėjau domėtis tokio liktai teatru, liktai ką, o kadangi labai nuobodu, o traktoristai ir visokie kolūkio vairuotojai, ten, žinot, mergaitėm neduodavo ramybės, tai ten momentaliai galima buvo ištekėti ir užsikasti lapais. Bet aš išsiveržiau iš to, Aš studijavau tuo metu neakivaizdinių būdų literatūrą universitete. Ir nuvažiavau į sesiją ir galvoju, nebegrįšiu aš šitą kaimą. Atvykus sesijai į Vilnių, Sofijai rankas pakliuvo skelbimas apie studentų atranką į Dailės institutą. Dar dirbdama mokytoja, ji labai daug piešė, tačiau anot jos gebėjimai nebuvo ypatingi. Tačiau ji užsidegė noru pabandyti ir nusprendė, jog jei jau neįstos, tai bent jau pamatys, kaip piešia kiti. Ir aš nuėjau į stojamuosius egzaminus, būdama neakivaizdinio studentė universitete, bet ten reikėjo dokumentus pristatyti. Aš išsipirkau už saldainius iš sekretorės dokumentus ir nunešiau dokumentus. Ne visus, bet kai kuriuos, kurių ten jau labai reikėjo. Ir, žinokit, padėtos ir pradėjau lankyti. Kuo daugiau aš lankiau, tuo labiau man kilo noras įstoti. Ir kuo jau egzaminai jau artėja prie pabaigos jau artėja ir man atrodo, kad tragedija bus, jeigu aš neįstosiu. Aš taip užsinorėjau įstoti. Ir įsivaizduokit, ką gera aš dėka to, kad aš pagaudavau žmonių charakterius. Aš labai lengvai pagaudavau žmonių panašumą. Aš piešdavau ir vaikystėje, ir jaunystėje, mokyklose, visose, kur mokiausi, piešdavau žmonės, mokytojus. Ir aš ten pozuotojus, tie, kur per egzaminus pozavo, aš žinoma nupiešiau ten be jokio pasiruošimo, nupiešiau jau blogiausiai, kaip galima nupiešti. Bet aš pagavau charakterius. Sofija sako, kad iki šiol nesupranta, kaip jai pavyko įstoti iš pirmo karto, nes iš egzaminus laikiusiai buvo tokių, kurie bandė įstoti ir 4. ar 5. kartą, buvo nemažai ir baigusių paruošiamąsias mokyklas ar technikumus. Pirmieji studijų metai buvo nepaprastai sunkus, nes reikėjo pasivyti gerokai pažengusius studijų draugus. Aš nežinojau nei ką stoti, nei ką. Aš parašiau pareiškimą į piešimą, tai pradėjo juoktis. Sako, tokios specialybės nėra. Tai tada kas į tapybą? Na ir aš žinoma įstojau tapybą ir aš 4 metus mokiausi tapybos pas gerus mokytojus, bet aš niekada nesuprasdavau, kada gerai, kada blogai. Dėstytojas pakoreguoja, aš nieko nežinau, dėl ko dabar čia yra blogai, o dėl ko pas kitą gerai. 4. kurse, žinoma, jau pradėjau gaudytis, bet 4. kurse atėjo toks laikas, kada reikėjo rinktis konkrečias specialybės. Arba freska mozaika, arba vitražą, arba scenografiją, arba pasilikti grinoj tapyboj. Mūsų kurse buvo apie 20 žmonių, tai va taip, gal 20 nebuvo, gal paskui nubirėjo, gal koks 16 liko, 5 pasiliko tapyboj, kokie 3 į freska mozaiką, į vitražą išėjo ir iš kurso aš vienintelė išėjau į teatro dekoracijų specialybę. Teatras visada buvo artimas, mat Sofija pati kūrė eiles, teatras jį buvo vidurys tarp tapybos ir literatūros. Ji buvo labai laiminga, kad pagaliau rado savo vietą. Tuometinis kultūros ministras Juozas Banaitis pats asmeniškai Sofijai įteikęs pjesę liepė sukurti jai scenografiją ir suorganizavo susitikimą Panevėžyje su žymiuoju režisieriumi Juozu Miltiniu. Aš kada tą spektaklį
jam pateikiau, padariau, nežinau, variantų, nuklojau grindis, jis vaikščiojo su blėdžiu, spardė su kojom tos mano eskizus ir vis taip burbėjo per nosį, kažką tai vis burbėjo su... Ir jie taip bespardydami tos eskizus prie vieno varianto apsistojo. Ir kas įdomiausia, kad tą variantą aš pati norėjau. Aš pati jo norėjau jį įgyvendinti. Nu ir kaip jis išrinko tą variantą, aš pradėjau jį vystyti. Aš jį išvyščiau iki to, kad jau maketą padariau, visus eskizus, kostiumų, visą kitą. Ir kaip visada teatruose meno taryba vyksta. Per meno tarybą jau čia susirinko tokia meno taryba, Banionis, Babkauskas, Kosmauskas ir visi kiti. Ir čia Miltinis vadovauja ir čia jau jie tarėsi, kaip čia įgyvendysim, čia taip sunku įgyvendinti, kaip čia įgyvendysim. Nu, žodžiu, pasibaigė meno taryba ir Miltinis man pasakė, tai rašyk per nosį, taip kalbėdų, tai rašyk pareiškimą, aš tave priimu. Iki šio darbo jaunoji menininkė jau buvo sukūrusi keletą scenografijų bei gyvendinimo, baigiamasis darbas buvo įvertintas puikiai. Apie jį buvo rašoma ir tuometinėje spaudoje. Buvo įgyvendinusi vieną darbą ir akademinėme dramos teatre. Žinoma, darbas su garsiuoju Miltiniu gąsdino, bet dirbti kartu sekėsi puikiai. Vilniuje steigiantis jaunimo teatrui, kuriam vadovauti iš Panevėžio išvyko tuometinis direktorius Jonas Didžiarėkis, Sofija buvo pakviesta vykti kartu. Kas tau nevažiuos iš Panevėžio, kas tau nevažiuos į Vilnių, jeigu pakviečia? Čia tiesiog be jokių abejonių, aš tiesiog ilgėjausi Vilniaus, aš tiesiog, nepaprastai ilgėjausi. Man tas Panevėžys buvo toks liūdnas miestas, nei aš draugų turėjau, ir aš lėkiau kaip į rojų į tą Vilnių. Vilnių aš buvau antrąją dailininkė. Sukūrus keletą scenografijų, iš kurių pora buvo ir Klaipėdos dramos teatro scenai, Sofijai teko nutraukti teatrinę veiklą, kurią jie atgaivino atvykusi į Klaipėdą. Į Pajūrį ją paskatino atvykti pokalbį su Povilu Gaidžiu, kuris pasiūlė dėstyti dailės katedroje. Lygiagrečiai pedagoginės veiklos ji pradėjo darbuotis ir teatre. Vėliau ji perėjo dirbti į režisūros katedrą, kur daugiau nei 30 metų būsimiems režisieriams dėstė scenografijos discipliną, vadovaudamasi principu, jog kiekvienas scenografas turi būti 50% režisierius, o kiekvienas režisierius 50% scenografas. Nors Klaipėdos dramos teatre per metus Sofija sukurdavo maždaug po 2 scenografijas, įmanom, jog savo teatrinėje biografijoje ji galutinai savęs nerealizavo. Žinokit, mane likimas gerokai nuskriaudė. Aš neturėjau savo režisieriaus, aš neturėjau pastovaus režisieriaus. Aš dirbdavau atsitiktinai, kažkaip tai aš pagalvodavau, kad manimi būdavo netgi tam tikrą prasme skylės užkaišėjimas. Vat yra kažkur, vat reikia dabar dailininko, vat čia dabar ta režisierius atėjo, tai ką Naverskytė paimsi. Scenografui tikrai reikia labai didelis praktikos. O kada tu atsitiktinai padarai vieną, kitą, ant greičio kažką padarai, kuo pigiau padarai, tai nėra dideli atsiekimai. Nepaisant darbo su studentais ir scenografijų kūrimo teatre, Sofija nuolat, kaip pati sako, užsiminėjo įvairiausiais menais. Ypač ją domino taikomoji dailė, tekstilė ir ypatingai batika, kuriai jis skiria labai daug laiko. Nuo 1996 metų ji yra Dailininkų sąjungos narė, dalyvauja ir rengia įvairias parodas. Žinoma, dailininkė negali nepiešti ir netapyti, nes išsilavinimą įgijo pas puikius to meto menininkus. Sofija prisipažįsta, kad ją visada ypatingai domino žmonių veidai, ji nuolat juos stebi. Aš turiu krūvas piešinukų, šaržų, kitaip sakant. Kuo greičiau padarai, jeigu padarai per 2 sekundės, šaržas gaunasi tobulas. Jeigu tik pradedi keisti, trinti ar taisyti kažką, žodžiu, aš gaudžiau visą gyvenimą veidus. Bet kas įdomiausia, reiškia, aš išvažiuoju kokią kelionę. Kelioniai aš išpaišau visus savo kelionės draugus ant bloknotų, išdovanoju, kuo geresnis šaržas gaunasi, tuo aš su didesniu džiaugsmu jį dovanoju. Ir man jų mažai beliko, bet vis tiek liko.
Iš tų likusių darbų ir gimė paskutinė dailininkės portretų paroda Moteris ir gėlės. Daug kūrybinių jėgų Sofija atidavė Klaipėdos karnavalams. Jiems ruošiantis jie 18 metų užėmė vyriausiosios dailininkės pareigas. Aš ten labai daug realizuodavau savo sumanimų. Ir taip tos kompozicijos man buvo toks dvasinis polėkis, kad aš, žinokit, ten mačiau tokį didžiulį teatrą. Aš jį pradėdavau tą karnavalą dirbti nuo balandžio, gal dar ir anksčiau, ir visą vasarą paukodavau, o jūros šventė būdavo jau vasaros antroje pusėje, kažkur rugpjūtį. Ir niekas mums nieko nemokėdavo, mes už dyką dirbame. Ilgametės jūros šventės eisenų įtakos Sofija randa ir savo kūryboje. Kelmės teatre ji buvo sukūrusi spektaklį, kuriam padarė didžiulės lėles. Tarp kitko, tie spektakliai užsienyje turėjo tokį didelį pasisekimą, žymiai didesnė negu Lietuvoje. Lietuvoje gal mažai kas matė juos, aš nežinau, gal jie mažai gastroliam, bendrai kas matė, bet užsienį visi būdavo, juos tik kviečia vis festivalius ir kviečia. Tas spektaklis tiesiog tos lėlės sudilo, suplyšo nuo jų važinėjimo. Baigiantis pokalbiui, dailininkė pažadėjo, kad tikrai bus dar viena tapybos paroda, kurioje jos akimis išvysime šią vasarą jos ypatingai pamiltus gyvūnus. Sumanimų Sofijos ateityje labai daug. Ji norėtų pastatyti dar vieną didžiulių lėlių spektaklį, kuriam ji turi nemažai idėjų, ir parašyti literatūros kūrinį, romaną arba memuarus.